Dar viena negyvenama sala su gražiais pliažiukais. Ir vaizdais. Dar yra daug kas turbūt galvoja, kodėl mes nenusiemam šitos visos palapinės, kokie mes vairuotojai, jeigu nemėgstam čia vėjo ir dangstomės nuo vėjo, tai galiu pasakyti tik tiek. Jeigu jūs nesat bandę plaukti su palapinė, pabandykit. Tada pažiūrėsim, ar labai jau tokie fanai būsit plaukti be palapinės ar ne. Šiaip, jeigu karšta, atsisegam viską ir būna gerai, turim šiokį tokį pavėsį. Čia yra mūsų atributas, talismanas. Dėl va šito lango, kurį užsigydžiau, kuris visiškai nereikalingas ir aš jo visiškai nenaudoju. Ta palapinė yra įdubus ir pro čia bėga vanduo. Tai kad nebėgtų vanduo, sprendimas yra paprastas, visą laiką reikia turėti teleskopinio šluotą ir turėsim gerą rezultatą. Vanduo nebėga. Atėjau timtelt biškį grotą pačios, čiut-čiut, kad mažiau remtųsi į vantus. Plaukiam pavėjai, tai tas burbulas gerai. Kampas, kad skleisti Genuje dar nėra pakankamai geras, norėtųsi, kad biški būtų daugiau, apie 130 kažkur, tai tada idealiai plaukia. Laivas, turbūt greičiausiai. Tai aš pabandysiu užsipjaut biški aukščiau ir tada kristi žemyn ir pasidarys man tą 130 laipsnių ir tada jau parodys, kokį greičių lėkiam. Pakeitėm kursą jau ir plauksim, apie kokį galbūt 130 laipsnių nuo vėjo. Tai pabandysiu išskleisti Genuje. Gal ne visą skleisiu, pažiūrėsim, kaip mes čia plauksim su ją. Kad per daug nejausti diskomforto. Opa, tiek va. Ir užteksim. Kol kas. Įtariu daugiau skleisim, bet reikia apsiprasti ir tada 6,5 mazgą. Skleis daugiau iškart. Tiek. Turėtumėm varyti normalu. 6,7, 6,8, 6,9, 7. 7 mazgai, geras greitis. Jau rodo, kad per dieną ir 12 valandų būsim 14. Žodžiu. Turėtumėm būti greičiau negu per 2 paras. Praėjo apie 15 sekundžių, kai skleidėm tą Genuje, tai paleidžiu visą. Lėksim dar geriau. Man tai visai nešu tie krantai iš Švedijos krantus. Ir tie praplaukimai tokie fain siauručiai. Čia jau neduodu autopilotui vairuoti, pats pravažiuoju. Aišku, galėčiau duoti, bet ir pravažiuoti, bet pačiam įdomiau. Tai va, lekiam toliau. Ko nežvejoju, ko nežvejoju. Kaip čia pažvejosiu, pažiūrėk, aš čia plaukiai. Kokios pievos aplinkui. Ten matosi Puerto Riko sala jau.
kokie. Išdykeliai, taip. Užtinkojam atsivėtė. Opa! Nu, trumpas update'as, kaip mums čia sekasi. Tai nuplaukėm jau 61 mylę per 9,5 valandos. Vidutinis greitis 6,4, maksimalus 9,2 rodo. Panašiai ir buvo iš tikrųjų. Dabar plaukiam apie 5,5. Tai va, kaip atrodo, iš čia startavom. Geltona linija. Atbinzdenom iki čia. Aš čia matuoju Starlinko atstumą. 12 mylių nuo kranto. Už Starlinką pradeda reikėti mokėti pinigus. Tai tada išsijungiam arba mokam pinigus. Bet, nu, žodžiu, reikia persijungti į Mobile Data Priority. Tai va, tai plaukiam link taško vis dar. 46 mylios iki šito taško. Aš sakiau, kad būtų gerai per 12 valandų nuvaryt, bet biškį pasikeitė vėjo situacija, tiek daug vėjo nebeturim, varėm ten 7,5, 8 su viršų mazgų, bet dabar liko 5, tai be šansų čia niekaip. Tai va, o jau kuris laikas plaukiam va tokiu greičiu, gal porą valandų. O likęs iš viso atstumas yra 202 mylios. Tai dar plauksime parą ir 15 valandų. Tai šitas mūsų plaukimas truks iš viso turbūt apie, nu, manyčiau, kad nepilnas 2 paras, bet matysim, kaip išeis. Ką tik matėm delfinus. Naujas featuresas mano užbortiniam varikliui. Girdit? O, kaip pypsi ir rėkia. Pasakojimai apie vėją. Čia yra vėjo prietaisas. Apačioje rodo greitį vėjo ir jį rodo mazgais. Tai kaip aš darau, tai grubiai dalinu iš 2 gaunas metrais, jeigu nori metrais pasiverst. Bet čia labai grubiai, dėl to, kad reikia dalinti realiai iš 1,8 kapeikam. Toliau, dabar šita rodiklė rodo, iš kurios pusės laivo atžvilgių pučia vėjas. Tai vadinasi, čia yra, įsivaizduokit, laivo priekis nupieštas. Čia yra laivo priekis, tai mums taip biški iš galo į šoną pučia. Tai dabar tas iš galo į šoną irgi turi savo pavadinimus. Tai pats viršus, jeigu rodiklė rodytų į patį viršų, tada būtų mūsų kursas leventikis, vadinasi šitaip. Jeigu mūsų kursas yra, nu, brėžkim šitaip liniją, kiek čia tų laipsnių, 40 laipsnių, 45 laipsniai, tai apie 45 laipsnius, tai mes važiuojam beidevindu, vadinasi. Tai rodiklė, jeigu rodo 5 laipsnius, vadinasi, mes plaukiam beidevindu kursu. Jeigu ties 90 laipsnių rodiklė rodo, tai mes plaukiam halfvindu. Jeigu mes plaukiam apie 120 laipsnių, tai jau yra bakštagas. O visiškai į transą, kaip pučia, transas tai yra laivo galinė dalis, laivo galas. Tai visiškai į transą, kaip pučia, tai mes plaukiam
Fordevindu. Fordaku nuogliau vadinasi. Tai šiuo atveju mes dabar plaukiam apie 120 laipsnių, tai yra bakštagų. Pučia mum apie 4 metrus per sekundę, nu, tipo 8 mazgai. Ir mūsų greitis yra 5,1 buvo, 5,2, 5,3, 5,2. Tai va, tokie mūsų greičiai. Ir šiandienos pamokėliai galbūt užteks. Tai čia yra apie vėjo tuos kryptis, kursus, apie laivo kursą. O šitai pasakysiu geriau. Labą rytą. Norit sužinoti, kaip vyksta mūsų plaukimas, ne? Naktį užsidėjau spinaker giką ir padariau wing on wing, kitaip vadinama peteliškė lietuviškai. Lietuviai taip vadinam. Grotas į vieną pusę žiūri, Genuje į kitą pusę žiūri. Ir plaukiam 6,5-7 mazgą. Oi, kaip nesimato čia. Na, žodžiu. Vidutinis greitis 6 mazgai, maksimalus tas pats 9,2. Nuplaukiam iš viso 103 mylias per 22 valandas. Tai nėra pats geriausias rezultatas, bet visai neblogai plaukiam. Biški siubuoja, nervuoja, miegot neina ramiai. Smagiau, kai eini pakrypęs ant vieno borto, o ne ten va taip va dabar, kaip mes čia duodamės. Aišku, spinakerį būt galim pasikelt, bet kas čia jis kels tas spinakeris? Spinakeris tai yra burėta burbulas, didžiulė tokia, kur dažnai rodo, piešia taip jachtas su ta didelė priekį išlindusią balionų. Tai mes irgi tokį turim, bet reikia ten daug šniuriukų raišiot. Tai kai kas tingi, kai kas tik nesakys, kas tingi eit kelt. Tai plaukiam šitaip, biški stabiliau negu kad vien su viena bure, žodžiu, ar ten su Genuje vien tik tai ar su grotu. Tai šitaip stabiliau plaukėsi. Tai va, daugiau nieko, žuvies nėra. Čia Karibų jūroje visai. Trumpi atnaujinimai apie nuobodų plaukimą. Nuplaukėm jau 191 mylę per vieną dieną ir 8 valandas. Vidutinis greitis liko 5,8. Dar mums liko plaukti 75 mylios. Rodo, kad būsim už 16 valandų. Rytinis delfinų šou pasirodymas. Antros dienos rytas. Nuplaukėm 203 mylę. Vidutinis greitis 5,4. Naktį biškį nustojo pūsti, lėtai plaukiam. Ir liko 33 mylios iki tikslo, bet man atrodo stosim čia ant inkaro pailsėti, pamiegoti ir ramiai savo, gal net kitą dieną nuplauksim į šitą. Prisiduosim, čekininsimės. Gal nelabai taip galim, nežinau, bet mes taip darysim.
paliekam savo pirmąją karavietę Dominikos Respublikoje. Čia matot Saona salą. Labai gražus paplūdimys, bet išsilaipinti čia dabar negalėjom, nes dar neprisiregistravom į šalį. Tai dabar ir plaukiam tai padaryti. Atplaukėm į Dominikos Respubliką. Ten va yra uostas, kur tik ramu ir gera, kur galėtum įplaukti, prisišvartuoti, vietos tikrai yra, ateitų ten tave sutikrinti ir visą kitą. Ne, mes turim vienintelę vietą. Irgi ten pat uoste, bet pakankamai atviroj vietoj, kur įeina didelė banga. Ir jeigu aš priplaukčiau prie to su savo laivu prie šitos krantinės, belia kaip daužyčiausi tą krantinę. Tai aš sakiau, kad nenoriu, kad mano laivas per mažas ir aš nenoriu ten nuskandinti jo. Tai man pasiūlė tada opciją varyti reidą ir stovėti, tipo prie įplaukimo į uostą. Tai mes taip ir darom dabar. Stovim prie įplaukimo į uostą. Banga tai aš nežinau, kažkur gal koks. Blemba, 8 comų tikrai yra. Neįsivaizduoju, kaip jie čia įsirop šitą laivą. Kaip čia tikrins tą laivą ir visą kitą. Pakankamai taip, nesmagu. Labai tikiuosi, kad nuostolį nepatirsim. Kad nepriplaukia jie, tikiuosi, kad priplauks su kokiu rybu guminiu, o ne su kietu kateriu, kuris gali daužytis į mūsų bortą. Ir dar vienas dalykas, iš vis neaišku, ar jų sulauksim, nes čia viskas vyksta Karibų ritmu ir mums čia labai įdomu suptis yra ant tų bangų. O čia prisidavę, iš karto plauksim į kitą salą, kur netiek daug bangos ir kur bus galim normaliai pernakvot, o paskui jau žiūrėsim. Bet kadangi turi čia visus formalumus atlikti šitam uoste, nes mes jį kaip ir nurodę esam, kad jį plaukiam iš British Virgin Islands, tai mes čia ir atplaukiam ir norėtųsi prisiregistruoti čia, bet žiūrėsim, kaip pavyks. Jiem ten aišku smagu ir gera, jie ten viduj marinos tie veikėjai, kur man pasakė, kad aš turiu čia, vienintelį, it's only option, go out, tipo prie žalios bojas, lauk, aš pranešiu. Angliškai per radiją nešneka, nežinau, kas jiem yra, bet, žodžiu, laukiu. Bandau susisiekti, kažką ispaniškai ar portugališkai atpez atgal, nieko nesuprantu. Pabūsim, manau, kokią gerą valandą arba 2. Tai va, liūdnos nuotaikos, pasinervavom, bet kai gal atvažiuos jie čia, nežinau. Bandysim antrą kartą važiuoti čekiną pasidaryti. Gal iš antrą kartą priims į šalį mus? Gal malonėsis atvykti tiesiog mus priimti. Dabar tik kaip nelegalai siaučiam čionai. Vis dar negalim į krantą išlipti. 2 paras plaukiam ir bus dabar antra diena, kada laive dar sėdi. Negalim išlipti krantą. Dabar kitoj vietoj registruotis, bandysim čekinintis, tai
gal jau kaip nors pavyks. Nes vakar ant bangų taip ir nesulaukėm nieko atvykstam. Mane dar užsupo biški, tai ir patraukėm. Nuotaikų nebuvo visai, bet atvarėm į tokią fainą vietą, kurios nenupaveikslavom. Nes vakar nuotaikas nebuvo, jau pradėjo, drono nebekėlėm. Nes vieną turim, reikia saugot. Na, tai dabar saulei tekant, varom į upę, užsinkaruosime upėj. Vėjas po pietų keisis, žodžiu, norisi iki pietų viską susitvarkyti, kad per vėjo pasikeitimą būti laive. Nes, nu, kad jeigu ką, kad kažką daryti, nes tipo upėj tas dumblas, tai gali inkaras prastai laikyti. Nu, tai nuplauksim, pamatysim, kas per situaciją, nes iš pradžių vėjas bus iš pietų, o paskui persisuks iš šiaurės, tai visiškai kitą pusę, tai norisi kaip nors saugiai atlikti visus manevrus. Pirmą kartą pasieniečiai į laivą atėjo apžiūrėti. Pasivaikščioja, išvyksta kartu su Vytautu dabar. Kažkokie pasimetę biški buvo. Atrodo, kad pirmą kartą laive eina, kliūna už viską, už kiekvienos virvės. Įlipo į vidų, nei patys nežino, ką čia darinėti, ką žiūrėti. Pafilmavo, pafotografavo, pasiekė. Išvažiuoja. Vyksta vietinis gyvenimas ant molo. Čia panašiai gal kaip per stintų kibimą Klaipėdoj. Bet čia yra sekmadienis dabar. Tai chebra susirinkę, čia klauso muziką. Nu dabar kažkaip nurimo. Bet šiaip tai čia tūsina, klausė muziką su šeimom, susėdė va metą, čiutne į laivą, atsitrenkė tie valai visi. Ir nu, gerai leidžia laiką. Tai, žodžiu, visiškai superinis miestukas. Sumokėm krūvą pinigų už čekiną. Daug labai kyšių davėm. Nu, aš skaitau kaip kyšių, jeigu neduot čekiuką. Tai nepykstu aš ant jų, ne perversmą daryt atvariau. Tai davėm mokėjom ten, kur prašė ir reikėjo. Aišku, aš čia čigonizmų savo įjungiu, ką už ką, kur kaip. Nu, reikia. Nu, toliau nesiginčiau, nes kiekvienas suprantam, kad tada prasidėtų turbūt šitą laivą reikia juos geriau patikrinti, ar tikrai čia tas, ar galim jų geltoną, žalią ir raudoną čionai musikuoti mūsų šaly, kažin, nu, rasti prie ko prisikabinti. Tai žiauriai fainai leidžiam laiką. Šitas čekinas mums kainavo ne 7-8 valandas, kol jau iki galo įsiregistravom į šalį. Tai va, tai tuo tarpu, kol ten važinėja ten pareigūnai kažkokie, aš spėjau nuvaryti iki parduotuvės, nusipirkti kažkokių tai kepsnių. Dabar kepam. Jau baigė iškepti ir tuoj darysim vakarienę. Jos labai norėtumėm, nes diena buvo labai ilga. Prekybos centras superinis ir mes randamės La Romana, man atrodo, toks tas miestas yra. Superinis prekybcentris už 500 metrų nuo kaip čia pavadinti, inkaravietės, uostelio, čia užsinkaruoti turbūt 3 laivai gali. Turėsim dabar vakarienę ir bus labai smagu. Labai džiaugiamės prekybos centru, labai pigu. Šiaip realiai kainos kaip Lietuvoj,
Ir mes labai tuo džiaugiamės ir jaučiu, kad biški atsigausim šitoj valstybei. O dabar aš einu valgyt daryti. Taip kad supraskit ir mani.